Serialas nerekomenduojamas nepilnamečiams. Kai sutemdavo, sargai bijodavo čia užeiti. Jis norėjo mane užmušti, bet mes užmušėm jį. Jį stipriai sumušė. Savo problemas galiu spręsti pats. Už grotų. Penktoji serija. Zonos karaliai. Šokiruojantis serialas apie kalėjimą 4 serijose atskleidė tikrovišką gyvenimo estiškose kalėjimuose paskutinėme 20 amžiaus 20-metyje vaizdą. Tikras pragaras žemėje, kuriame kovodami dėl išgyvenimo su gyvybe atsisveikino šimtai žmonių. Kur slypėjo neapsakomo pykčio šaltinis, noras valdyti kitus, sėti baimę, šaltakraujiškai žudyti ir prireikus prievartauti. Nejaugi to reikėjo, kad taptum kalėjimo autoritetu, samdomu žudiku, kietuoliu. Kodėl daugelis tapo ožiais, stukačiais ir net buvo išprievartauti? Ieškosime atsakymų į šios klausimus. Šiandien žodį suteiksime tiems, kurie spręsdavo, kaip gyventi zonoje, kas turi dirbti, ką reikia pažeminti, o kam teks mirti. Šiandien kalba zonos karaliai. 90-aisiais prasidėjo muštynės, žudynės. Į ligoninę patekdavo apie 90 žmonių per mėnesį ir lavonų tais laikais tikrai netrūkdavo. Norėjo pastatyti tave į vietą. Jei kelis kart gavai į dantis, paėmė išluotą arba nudirbai kokį nors darbą, daug buvo variantų. Vadinasi, parodė, kad esi silpnas ir niekas tavęs negerbs. Taip ir liksi ant žemiausio laiptelio. Bet jei pasipriešinai, nesutikai su jų reikalavimais, tave priims kaip savą. Pirmame ir antrame skyriuje buvo pedofilai, prievartautojai ir iškrypėliai. Juos labai saugojo. Į pirtį ir į valgyklą jie eidavo su specialaus konvojaus palyda. Juos laikė atskirtus nuo kitų kalinių, nes jei juos pričiupdavo kameroje, aikštėje, salėje ar kur nors kitur, juos sumušdavo. Prievartavimai, pedofilija buvo laikomi asmeniniu įžeidimu. Jų aukomis galėjo tapti mano žmona, mano mama, mano vaikas. Šios mūsų laidos veikėjai 2013-aisiais Mūrų kalėjime prieš jį uždarant buvo pakilę į pačią hierarchijos viršūnę. Kartu sudėjus, jie kalėjime prasidėjo daugiau nei 100 metų. Aleksandras Kvitko, pravardę Kūjis, į Mūrų kalėjimą atvažiavo iš Rusijos. Jį pasodino už sumušimą. Pravardę gavo dėl savo rankos. Vėliau pakalbėsime apie tai, kodėl jo ranka tokia ir kiek žmonių jį išsiuntė į kitą pasaulį. Kaip tampama autoritetu. Kai aš ten atėjau, buvo tokia sistema. Buvo daromas žiaurus spaudimas. Zonoje kaliniai buvo suburti į tvarkos palaikymo grupeles. Administracija parinkdavo tvirtus, augalotus kalinius ir paversdavo juos savo pagalbininkais. Jų užduotis buvo morališkai ir fiziškai gniuždyti naujokus tam, kad jie būtų paklusnus, kad niekas neprieštarautų. Iškart, vos atėjus, būdavo pritaikoma palaužimo politika. Man irgi teko patirti tą spaudimą, bet aš turėjau charakterį, anksčiau sportavau, buvau stiprus dvasiškai. Todėl pradėjau konfliktuoti. Maždaug 3 mėnesius būdavo įvairiausių momentų. Mane ir mušė, ir į karcerį sodino. Atsikabino tik po 3 mėnesių. Po to, kai papuoliau į medicinos punktą, su sulaužyta nosimi, iš nosies tyrojo kaulas. Gavau stipriai. Po to
Nuo manęs atstojo, bet 3 mėnesius teko gyventi nuolatiniai įtampoje. Ar smarkiai mušė? Taip. Visa tai vyko su administracijos palaiminimu, bet vykdė specialiai atrinkti kaliniai. Jie gaudavo privilegijų ir lengvatų už tai, kad nusodintų zekus, nuteistuosius, kad jie paklustų. Tarkim taip, lageryje gyventi buvo paprasčiau nei batarėjinėje kalėjime. Ten galėjai daugiau pabendrauti, lageryje matydavai, kas priklauso kokiai grupiai. Kalėjime buvo įvairių grupių. Pavyzdžiui, gaidžiai ir rožiai turėjo savo grupę. Normalūs žmonės gyveno savo gyvenimą, darbininkai savo. O kur pakliuvai tu? Tais laikais dar buvo kalėjimai, o Murų ir Amari kalėjimuose buvo tik 3 grupės. Aš patekau į 3. grupę. Amari tuo metu nebuvo gaidžių grupės. Teko įrodinėti, kas esi? Ne. Aš batarėjinėje kalėjime atsėdėjau kaip normalus žmogus ir į zoną toks atėjau. Bet pasitaikydavo, kai žmogui tekdavo iš naujo įrodinėti savo vertę. Taip nutiko ir man. Po 7 mėnesių zonoje teko likviduoti vieną žmogų. Jis norėjo nužudyti mane ir mano draugą, bet mes nužudėme jį. Už tai man pridėjo dar 10 metų. Iš pradžių gavau 3 metus, bet galiausiai atsėdėjau 13. Jei patekdavai į kalėjimą ilgam, negalvodavai, kad nori rytoj išeiti į laisvę. Norėdavai išgyventi. Kasdien tekdavo kovoti už gyvybę. Ne kasdien, bet dažnai tekdavo nesileisti skriaudžiamam. Čia buvo daug senų recidivistų, visą gyvenimą praleidusių kalėjime. Buvo 2 variantai – likti savimi arba tapti auka. Tada su tavim darytų, ką tik nori. Reikėdavo galvoti, ką kalbėti. Būtent, ne taip kaip šiandien, kai gali pezėti, kas ant seilės užplaukia. Tada reikėdavo atsakyti už savo žodžius. Nebuvo galimybės pabėgti nuo problemų į kitą miestą ar į užsienį. Visas problemas turėjau spręsti pats. Ir eiti nebuvo kur. Nebuvo tokios galimybės. Kai čia apsiprasdavai, gyvenimas neatrodydavo toks baisus. Buvo čia ir savų džiaugsmų, ir savotiškų paslapčių. Norėdami suprasti, kaip gaunamas kalėjimo autoriteto statusas, turime grįžti į praeitį. Tarybų sąjungos laikais Estijoje galiojo vagių įstatymai. Apie juos mes jau kalbėjome. Recidivistai, tiek kalėję Rusijoje, tiek Estijoje prisimena, kad atsiradus naujai Estijos valstybei, estų kalėjimuose padėtis tapo baisesnė nei rusų. Kodėl taip nutiko? Naujoje valstybėje buvo nustatytas aiškus kursas. Visus banditus užaugusius Estijoje reikia grąžinti į šalį. Valdžia slapčia tikėjusi, kad sugrįžę itin pavojingi recidivistai įves kalėjimuose tvarką. Sugrįžę laikė save kietuoliais ir jie, kaip čia pasakius, manė, kad jiems viskas galima. Jie atvažiavo, jie blatnė iš Rusijos, bet nesuprato, kad Estijoje yra savi blatnė, savi darbininkai ir savos taisyklės. Jei kas nors atvykęs iš Rusijos reikalaudavo kambario, jis siųsdavo ant 3 raidžių. Negausi šito kambario. Tam, kad čia gyventum, turi ką nors daryti. Parodyk, kas tu. Gal Rusijoje sėdėjai ožių zonoje, niekas nežino. Prasidėjo muštynės ir žudimai.
Kai Estija tapo nepriklausoma, sėdėjau Batareinoje kalėjime. Likus 2 dienoms iki nepriklausomybės paskelbimo atėjo viršininkai ir kalėjimo sargai. Nežinau, iš kur jie gavo informaciją. Iš Maskvos ar iš kur nors kitur. Jie pasakė, kad gyvuliniai vagonai paruošti. Sėdite čia 3. ar 4. kartą. Jūsų laukia Sibiras. Štai jums ir laisvė. Tai buvo lemiama akimirka. Informacijos iš išorės buvo labai mažai. Mums tyčia duodavo tik paskaityti Pravdą. Nežinojome vietinių naujienų. Trumpi susitikimai buvo uždrausti dar prieš savaitę. Po rugpjūčio 20 viršininkai ir kalėjimo prižiūrėtojai vaikščiojo surūgę, o mes juokimės, kad jiems patiems pravers vagonai, galės grįžti namo. Prasidėjo pereinamasis laikotarpis. Iš pradžių kalėjimo sargai liko darbe. Jie žinojo, kad ateityje nieko gero nelaukia, todėl pradėjo nešti degtinę dideliais kiekiais. Narkotikų apie 90-uosius būdavo nedaug. Dalis sargų tikėjosi užsidirbti, o viršininkai norėjo supjūdyti kalinius. Batareinoje? Taip. Suįžulėjo. Užrakindavo žmonės kamerose. Rytais neišleisdavo. Tikėdavosi, kad pulsime muštis. Vėliau pradėjo iš Rusijos grįžti tie, kurie ten buvo išsiųsti. Tarybiniais laikais dažnai keisdavosi nuteistaisiais. Iš čia kalinius siųsdavo į Rusiją, o iš Rusijos į Estiją. Po nepriklausomybės atkūrimo pradėjo grįžti nuteistieji. Rusijoje kirtė medžius. Dauguma jų iš ypatingo režimo lagerių, dryžuotieji. Su jais daugiausia aiškindavome santykius. Iš vienos pusės jie normalūs, atsėdėję 30-35 metus. Palyginus su jais mes buvome berniukai, bet mes įvedėm savo tvarką ir savo įstatymus. Kažkas paklausė, kodėl jis negauna mėsos. Pasakiau, kad mokėtų pinigus, tada atnešiu. O dykai jis nieko negaus. Jis sako, aš kietas, turiu viską gauti nemokamai. Labai daug iš sugrįžusių buvo nužudyti. Iš kažkur gavo naminės, prisigėrė ir susimušė. Tokiuose muštynėse daug kas buvo pribaigtas. Meil läks kaklustest väga palju. Ateidavo metas, kai turėdavai tapti žiaurus, kitai buvo neįmanoma. Toks žiaurus, kad įjungsime papildomą cenzūrą žiūrovams, pamiršusiems tokius dalykus. Taip žmogus tapdavo zonos karaliumi. Buvo situacijos, kurių nesuvaldydavo administracija. O jūs suvaldydavot? Mes stengiamės valdyti padėtį. Stengiamės, kad nužudimų nebūtų. Bet iškart pateiksiu pavyzdį. Gyvenome kambaryje 5, visi estai. Įėjo 3 rusai ir pasakė, turite plačią ekranį televizorių, mes jį pasiimsime. O mes atsakėm, imkit, jei galėsit išsinešti. Tas, kuris paėmė televizorių, liko be rankų. Rankas jam nukirto kardu. See inimene, kes selle teleka võttis, see ilma käteta. Ar tu nukirtai? Ne, nesvarbu, vardų neminėsim. Taip, nukirto rankas kardu. Vienas iš jų mirė. Tada visi suprato, kad šitaip reikalai netvarkomi. Ei, vyrai, geras televizorius, aš paimsiu. Imk. Kaliniai aiškindavosi santykius administracijos ir prižiūrėtojų žinia. Dažnai susirėmimuose dalyvaudavo ir patys prižiūrėtojai. Jie netgi provokuodavo žudynės. Tikriausiai dauguma žiūrovų tą jau suprato.
Po pauzės susipažinsime su autoritetu, valdžiusiu Mūrų kalėjimą kasdienybę. Buvo kambarys su židiniu, 2 miegamieji. Kaip pasikeitė kalėjimas po to, kai jam pradėjo vadovauti nauji pažangus vadovai estai, vėliau patekė į teismą. Jei žmogus eidavo paimti prekės, jį sušaudydavo. Už grotų. Nepriklausomybę atgavusi Estija sukūrė savo kalėjimų kultūrą. Iš Rusijos sugrįžusių kalinių bandymai užgrobti valdžią didžiausiame Estijos kalėjime žlugo. Per kruvinus kalinių santykių aiškinimusis žuvo šimtai žmonių. Pereinamuoju laikotarpiu Mūrų kalėjimą saugojo rusų kariškiai. Kalėjimo sargais dirbo taip vadinami kalniečiai. Čiurkos, taip. Jiems buvo pasakyta, kad už nušautą kalinį gaus 10 dienų atostogų. Buvo tokių niekšų, kurie stengdavosi gauti tas atostogas. Jie parduodavo tau zavarą ir alkoholį, bet kartais lyg netyčia numesdavo prekę į uždraustą zoną. Jei žmogus eidavo paimti prekės, jį sušaudydavo. Taip nutikdavo nedažnai, bet nutikdavo. Pats matei, taip. Man pasisekė. Butelis su vandeniu nukrito prie užtvaros. Man nereikėjo išeiti į zoną. Aš tiesiau ranką, o kulka pataikė į butelį ir jį sudaužė. Šaudyti už tvoros prižiūrėtojas neturėjo teisės, tik draudžiamojo zonoje. Pasitaikydavo, kad lavoną palikdavo gulėti, kad visi matytų, kas nutiks, jei sumanysi pabėgti. Ir šitai baugindavo. Pereinamojo laikotarpiu lageryje mėtėsi daug lavonų. Sutemus, prižiūrėtojai bijodavo čia ateiti. Žvelgiant į istoriją, kalinimo įstaigose įvykdyta daug žmogžudysčių. Prižiūrėtojai vakarais išeidavo. Viršininkams buvo paranku, kai mes gerdavom ir muždavomės. Kalbu apie 90-uosius. Viršininkai galėjo ramiai vogti, vežti iš zonos metalą, stakles. Jie daug uždirbdavo. O apie nužudimus niekas viešai nekalbėjo. Tarybiniais laikais apie tokius dalykus daug nekalbėdavo. Jei ką nors nužudydavo, būdavo užrašoma širdies yda ar panašiai. Apie tai nekalbėdavo. Nužudimų pasitaikydavo tiek tarybiniais laikais, tiek pereinamojų laikotarpiu. Dauguma jų buvo pridengti sveikatos sutrikimais. Estų laikais prižiūrėtojai pasikeitė, bet kalinius palaužti jie bandė sovietiniais metodais. Duo kaliniams kuo daugiau degtinės. Nusitašę, jie patys išsižudys. Šis metodas suveikė. Vidinių neramumų išdava 10 lavonų. Kiek tiksliai? Niekas šito nežino. Pateiksiu gerą pavyzdį, kai buvo saugomas kalėjimas iš išorės. Ryte, 10, kažkuris iš valdininkų atėjo į darbą, nors galėjo ir neateiti. 4 valandą po piet visi dingo. Kalėjime neliko nė vieno prižiūrėtojo. Nežinau, ar taip nusprendė valdžia ar patys prižiūrėtojai, bet pirmą kartą sėdintiems atvežė didelį kiekį Royal spirito ir mechukati koncentruoto sirupo. Pamena tokį? Tokių dalykų galima buvo įsigyti laisvėje. Kalinius nugirdė. 90-aisiais prasidėjo muštynės, prasidėjo žudynės. Į ligoninę patekdavo apie 90 žmonių per mėnesį. Tais laikais zonoje kiekvienam žingsnėje galėjai sutikti įkaušusį kalinį. Tik tie, kurie buvo stiprus, suprato, kad vadovybė bando taip įvesti tvarką, todėl liko gyvi. Zonoje atsirado grupuotės, kurioms reikėjo lyderių.
Narvat katsuti meile peale. Buvo bandoma užsiundyti narviškius ant estų. Atsirado vadovybės siųstų intrigantų. Väga lihtne näide oli, me saime Kohtla-Järve. Labai paprastas pavyzdys. Mes puikiai sutarėm su vaikinais iš Kohtla-Järvės, bet kartą man pasakė, kad tie vaikinai nori mus nužudyti. Ką jiems padarytumėt? Pagalvojau dar vakar, kartu gėrėm. Kasgi nutiko? Tas pats tipas nuėjo pas vaikinus iš Kohtla-Järvės ir pasakė, kad estai galanda peilius, nori jūs papjauti. Galiausiai mes tą intrigantą pagavom. Šiek tiek įkrėtėm, jis prisipažino, kad jį siuntė operatyvinis skyrius, kad mūsų pjudytų. Mūsų buvo po 20 žmonių iš abiejų pusių. Jie tikėjosi, kad mes susimušime ir pusę mūsų žus. Laimę perpratom jų kėslus. Po to visą laiką mūsų siuntė ypatingo režimo narviškius. Ką tai reiškia? Tarybiniais laikais ypatingo režimo zonoje kalinių uniformos buvo dryžuotos. Jie grįžo iš Murmansko ir Uralo kalnų. Jiems duodavo porą butelių degtinės ir pasakydavo, kad mus reikia nubausti. Jie ir ateidavo. Jie spėjo užmušti porą žmonių, bet dauguma jų patys žuvo. Valdžia pradėjo suprasti, kad šitaip tęstis negali. Artimiesiams žuvusiųjų palaikų netiduodavo. Jei ir suteikdavo informacijos, tai tik labai lakoniškos. Po nepriklausomybės atkūrimo atėjo ramūs laikai. Valdžia zonoje buvo pasidalinta. Kalėjimo autoritetai pradėjo patys vadovauti ir palaikė zonoje tvarką. Automobiliai su degtine į kiemą nevažiuodavo, bet autoritetų kamerose degtinės netrūkdavo, kaip ir anksčiau. Zonos valdovai pradėjo patogiai kurtis. Paigas oli see asi niimoodi. Reikalai buvo tvarkomi taip. Laagri vaataja. Buvo zonos prižiūrėtojas, palaikęs ryšį su išoriniu pasauliu. Jis gaudavo paramą pinigais arba daiktais. Jei prireikdavo drabužių, produktų ir taip toliau. Siis tulid ju platnoid. Po to reikiavosi blatnieji ir jų padėjėjai, frajeriai. Po to mužikai ir žemesnieji, pedikai, gaižiai, ožiai ir taip toliau. Savo padėtį gali įvardinti? Išjunk kamerą, noriu paklausti. Susipažinsime su padėtimi vietoje, Mūrų kalėjime, kur prieš 30 metų įvyko šie įvykiai. Ekskursija praveš žmogus, kurio sąžinė slegia ne vienas nužudymas, įsikovojęs vietą kalėjimo hierarchijos viršūnėje. Tai legendinė 5. Mūrų kalėjimo zona. Kus sellist masti kinnipeetavad ennast sisse olid seadnud. Čia buvo 5. gyvenamasis blogas, apie kurį daug rašė laikraščiuose. Čia buvo belaidis internetas. Ten toliau namas? Taip, namas. Ten nuomojom butą, kuriame buvo internetas. Maršrutizatorius buvo ant palangės. Iš ten gaudavom signalą. Netiühendust. Zonoje veikia internetas. Juo naudojausi ne tik aš. Visi, kas norėjo. Vähegi tahtmist ja viitsimist oli. Kõigil olid olemas. Elasime toas nagu ühes peres. Gyvenome kaip šeima apatinėme kalėjimo barako aukšte. Siis vangla barakist oli üks korrus, kus meil oli tuba. Galima sakyti, turėjome butą su miegamoju. Įeini, kairėje vonia, dušas. Buvo kambarys su židiniu, 2 miegamieji. Kambariuose gyveno iki 3 žmonių. Buvo ir treniruočių salė su įranga.
oma trennisaal isiklik nagu koos. Iš salės galėjai patekti į lauką. Jei norėdavai daryti atsispaudimus ar prisitraukimus, buvo kopėčios laipiojimui ir šiaip. Viskas, ko reikia. Sportinio inventoriaus turėjome daug. Buvo motyvuoti užsiimti pozityvę veiklą. Positiivsete tegevustega olema. Bet 2007-aisiais atėjo nauja valdžia, kuriai atrodė, kad kaliniams sportuoti nereikia. Priešas nesnaudžia. Ką? Priešas nesnaudžia. Reikia treniruotis. Naujai valdžiai atrodė, kad kalinys turi išeiti piktas ir nusivylęs. Kaip čia budėdavo prižiūrėtojai? Čia gyveno 200 kalinių. Šitos sienos nebuvo. Vienas būdavo apačioje, antras viršuje. 200 žmonių saugojo 2 prižiūrėtojai, o teritorijoje, sakau, šitos sienos nebuvo. Čia buvo grotos ir vartai, pro kuriuos visi vaikščiojo. Jūs čia treniruodavotės? Taip, čia buvo bokso kriaušė, įkasta į žemę. O čia skersinis, prasitampimai. Viską įrengėt patys? Taip, už savo pinigus. Čia buvo įvairių svarmenų, suoliukų, jėgos pratimams. Treniruodavomės kelis kart per dieną. Geriau jau treniruotis, neišvaistyti laiką nesąmonėms. Treniruotis buvo privilegija. Ar visi galėjo sportuoti? Sportuoti galėjo visi. Geriau treniruotis, mokytis ir save lavinti, nei kaifuoti nuo narkotikų ar dulkinti pederastus. Visi galėjo rinktis, ką nori. Mes pasirinkom treniruotes, kad normaliai jaustumėmės. Mūsų treniruotės niekam netrukdė. Rodėm tik teigiamą pavyzdį. Jei prižiūrėtojas būtų liepęs viską išardyti, nes kalėjime taip negalima. Manau, kad vakare jis nebūtų grįžęs namo. Turėjot savo pirtį? Taip, buvo kelios pirtys. Į bendrą kalėjimo pirtį taip nė karto ir nepatekau. Net nežinojau, kad tokie yra. O pirtį statėt patys? Taip. Pirtys buvo darbo zonoje. Mūsiškės buvo pas dailides. Krosnelę pasidarėt patys? Taip. Krosnelę pagamino ten dirbę vaikinai. Buvo net ir nedidelis baseinas. Viskas kaip priklauso. Viskas kaip priklauso. Žinoma, pirtyje gėrėm alų, ne vandenį ar dar ką nors. Pirtis ir alus visai kaip laisvėje. Prižiūrėtojai atneždavo visko, ko reikia. Taip, aš iš vis nepamenu, kad kalėjime būtų pristigę alkoholio. O iš kur jūs jo gaudavot? Aš kaip ir sakiau, prižiūrėtojai atneždavo visko, ko reikia. Visi supranta, kad lagerio vadovybė žinojo apie prabangų kalinių gyvenimą. 2006-aisiais prasidėjo didelė valstybinė operacija prieš Mūrų kalėjimo valdžią, siekiant iššauti su šaknimis autoritarinį lagerio režimą ir užbaigti palaidą gyvenimą. Tuo metu Estijos žiniasklaidoje pasirodė straipsniai apie privilegijuotą vienos grupuotės gyvenimą Mūrų kalėjime. Savadarbės sporto salės, dviračių žygiai po vaizdingas vietovės, nežaboti vakarėliai kamerose. Visos šventės ir gimtadieniai buvo švenčiami prie nukrauto šventinio stalo. Tokias kalinių gyvenimo sąlygas matėme tik filmuose apie kolumbiečio narkobarono Pablo Escobaro gyvenimą kalėjime. Staiga žmonės sužinojo, kad Estijoje tas pats. Kaip autoritetas vykdo teisingumą. Väga lihtne näide. 2 inimest mängivad kaarte. Paprastas pavyzdys. 2 žmonės lošia kortomis. Kitą dieną vienas jų sako, kad antrasis jam liko skolingas. Po pusvalandžio antras užgieda tą patį. Jie lošia dviese. Koks sprendimas teisingiausias? Ar abu sumušti? Tai būtų neteisinga.
Žmogus tuo metu sprendęs visas problemas buvo labai protingas. Jis pasakė, abu atneškit po pusę sumos, iš kurios lošėte, į opšelę. Ir laikas parodys. Taip ir buvo. Asi lahenes nii ära lihtsalt, et ei pidanud. Ta, kuris iš tiesų pralošė, po poros savaičių rado praktiškai suluošintą. Taip klausimas ir išsisprendė. Nereikėjo nieko įžeidinėti. Sunku kalbėti, nes kalėjimas kaip valstybė valstybėje, bet visuomenė buvo užspausta ir iškilti galėjo tik teisingi, išmintingi ir sugebantis spręsti problemas. aga kord iga pidu saab otsa. Viskam ateina pabaiga, taip pat ir gyvenimui Mūrų kalėjime. Kai buvo sulaikyta valdžia ir autoritetai, kalėjimo sistemoje prasidėjo permainos. Hakkasid muutused toimuma ka vanglasüsteemis. Po pertraukos išgirsime, ką galvoja autoritetai, apie jų mėgstamų viršininkų sulaikymą ir apie sistemos sugriovimą. Juhtide kinnipidamisest ja süsteemi lõhkumisest. Po to paaiškėjo, kad su direktoriais ir saugumo darbuotojais buvo pasielgta niekšiškai. Liikmete vastu on täielikult avatud. Susipažinsime su Harku moterų kalėjimo autoritete, kurios sąžinę slegia 2 nužudymai. Už grotų. Jaunai valstybei be didelių kalėjimo rūmų ir Taline reikėjo ir atskiro kalėjimo moterims. Vika pasuko nusikalstamų kelių būdama 12. 3/4 iš jai skirtos 22 metų bausmės jie atliko Harku už 2 žiaurius nužudymus. Pirmą kartą jį nužudė būdama 18. Autoritetų dėka gyvenimas moterų kalėjime buvo dar blogesnis nei vyrų. Tarp kalėjimo sienų nėra vietos empatijai. Būdavo taip, kad ramiai sėdi, nieko nedarai, nepažeidinėji, gerai elgiesi, bet tave gali iškviesti operatyvininkas ir pasakyti, aha, kažkodėl ramiai sėdi. Šiaip, ne už nieką, bandai pasitaisyti, bet tau neleidžia, nes jiems neįdomu. Kai nėra darbo, kai ramu, jie pradėdavo provokuoti skandalus, regzti intrigas tarp kalinių. Darydavo tai tyčia, kad turėtų daugiau darbo. Taip, tu Harku pradėjai valdyti padėtį. Buvo ir taip. Kalinės tavęs klausė. Taip klausė. Buvai autoritetas. Taip, tam tikrą prasme. Kokius nesutarimus tekdavo spręsti? Daugiausia tekdavo spręsti problemas, kurių nepajėgdavo išspręsti administracija. Susitvarkydavom pačios. Pavyzdžiui, jei ką nors sumuša, jei kažką pavogė, merginos pasiskundžia, bet administracija nieko nedaro. Tekdavo mums nubausti kaltasias. Kai bausdavom, sumuždavom. Stipriai. Kartais net labai stipriai. Taip gyveno žmonės šio amžiaus pradžioje Harku moterų kalėjime. Šiandien ši kalinimo įstaiga uždaryta. Mes dar grįšime prie įvykių Harku. Parodysime, kaip moteris elgėsi su labai garsia kaline. O dabar grįžkime į lūžio tašką Mūrų kalėjime. 2006-aisiais saugumo policija pradėjo išsamų tyrimą, nukreiptą prieš direktoriaus pavaduotoją Gunarą Bergvaldą, saugumo viršininką Raivą Piodrą ir prižiūrėtoją Olafą Černeckį. Prokuratūra kaltino juos nekreipus dėmesio į kalinių santykių aiškinimąsi. Bet svarbiausia, jie buvo kaltinami mėginimu nuslėpti buvusio rytų vyrų autoriteto Igorio Koršeikino nužudymą. Kaip jau girdėjote, per atviras mūsų pašnekovų išpažintis, mušimas ir žudimai buvo kasdienybė, apie kurią žinojo valdžia. Prabangus kalinių gyvenimas taip pat neprasprūdo pro akis. 2007-aisiais atėjusi nauja vadovybė pasakė, kad kaliniams treniruotis negalima, nes pagal įstatymą kaliniai negali būti stipresni už kalėjimo sargus.
neist paremas vormis olla ja sellepärast keelatigi ära, võeti ära. Viską uždraudė. Inventorių išvežė viską. Siin oli koroonalaud, suviti mängisime. Čia stovėjo žaidimų stalas. Samamoodi laua Vasarą lošdavome stalo tenisą, futbolą, jalgpalli, krepšinį. võrkpalli. Net turnyrus surengdavome. Justiitsministeerium oli Teisingumo ministerija žinojo apie mūsų programas. Nors vėliau viską neigė ir sakė, kad viską padarėm savavališkai. Neva kaliniai buvo susitarę su administracija, bet tai netiesa. olematute lepingute ja kokkulepete Iš tiesų Teisingumo ministerijoje apie viską žinojo, taip pat ir apie dviračių žygius ir koncertus. Samamoodi kontsertis, mis siin toimus. Selles murruvanglas Šioje drėgnoje Mūrų kalėjimo kameroje už lošimų stalo sėdo du kameros draugai - zonos karaliai. Nardai buvo vienintelis leidžiamas stalo žaidimas. Karaliai savo nuomonės apie auksinį laiką Mūrų kalėjime nepakeitė. Jie iki šiol simpatizuoja buvusiai vadovybei. Savo laiku šitas žaidimas buvo labai garsus. Kiek žmonių pralošė visą savo turtą. Būdavo muštynių. Vieni laikė save asais, bet ne visada pasisekdavo. Žinoma, galima buvo apšmeižti kitus, bet jei tave pagaudavo, tekdavo atsakyti. Nevalia buvo kliūti. Labai konkretu. Žaidžiant nardais galima sukčiauti, išgręžti skylutę. Taip, truputį švino ir kauliukas krenta kaip reikia. Be abejonės reikėjo mokėti mesti. Kokios čia buvo socialinės programos? Normalios programos. Patvirtintos Teisingumo ministerijoje. Po to paaiškėjo, kad su direktoriais ir saugumo darbuotojais buvo pasielgta niekšiškai. Susidarė įspūdis, kad kažkas visą tai užsakė. Nenormali situacija. Nenormali. Keegi tellis seda või kuidagi, mingi asi oli ebareaalne. Nüüd aga tagasi naiste vanglas. Grįžkime į moterų kalėjimą. Ten kalinių gyvenimas taip pat nesaldus. Valdininkų savivalė ir naudojimasis administracijai lojaliais asmenimis ten buvo kasdienybė. Prie to prisidėjo operatyvininkai. Žinau iš patikimų šaltinių. Garantuota 200%. Jie sukurstė kitas merginas. Tai buvo. Gal 2 mėnesius viena mergina buvo prievartaujama. Jai visus moteriškus organus sudraskė. Kaišiojo ten viską, ką galėjo. Šitas reikalas pasiekė teismą. Tos merginos žaginimo byla. Bet žagintojai gavo minimalią bausmę. Po 2 mėnesius. Prižiūrėtojai? Ne. Operatyvininkai sukurstė kalinės. Viena kalinė buvo nepaklusni. Jie įkalbino kitas 2 kalinės ją prievartauti. Harku moterų kalėjime buvo daug garsių moterų, kurių bausmės atkreipė visuomenės dėmesį. Kalėjimas buvo laikina vagių, narkotikų priekeivių ir užkietėjusių žudikių prieglauda. Vika, nužudžiusi 2 žmonės, be abejonės hierarchijoje užėmė aukštą vietą. Prieš pat valstybės įkūrimo dieną, 2015-aisiais, įvykos kamerą įkėlė šviesiaplaukę moterį. Dėl gerų ryšių su išoriniu pasauliu naujokę visos iškart pažino. Politikė Ana Marija Galojan. Ji gyveno mano kambaryje. Operatyvininkai ją ten pasodino, kad niekas jos neskriaustų. Bet ji pasirodė esanti tokia... Ji ne žmogus, o bjaurybė. Kitaip negaliu jos pavadinti. Ji iškart puolė visas skūsti, kad ją muša, skriaudžia, nors nieko panašaus nebuvo. Nagai nežėjo užvožti ją per galvą. Labai nežėjo, bet nenorėjau, kad pratęstų bausmę. Norėjau išeiti į laisvę. Į to neverta. O kur mano lova?
Ne, ten aš nelaipiosiu. Tada gali miegoti ant grindų. Norėjusi ją nubausti, nes tas žmogus... Ji ne žmogus, man stinga žodžių. Vangid räägivad, et vabaduseks Kalinės pasakojo, kad Galojan laisvėje gyvenusi glamūrinį gyvenimą iš tiesų buvo nevala. Ja nüüd korraga oli Taigi autoriteto kameroje gyveno blondinė, nemėgusi praustis. Ta ei armastanud. Tekdavo pyktis, nes įmiegojo virš manęs, viršutinėme gulte. Jis smirdėdavo. Tekdavo imti ją už rankos ir vesti į prausyklą, kad ji susitvarkytų. Įsiskalbtų kelnaitės, nusipraustų. Vietoj to, kad rašytum skundus valdžiai, geriau nusipraustum. Nuo tavęs dvokia taip, kad nėra kuo kvėpuoti. Jei kas nors nepatinka, kraustykis kitur. Ačiū už dėmesį. Jai nuolat užžydavo isterija, ji verkdavo. Jei nė žodžio negalima buvo pasakyti, nes ji karalienė. Ji tokia pat kalinė kaip ir mes. Tuo metu ji nebuvo už nieką geresnė. Ji buvo su tokia pat uniforma, tokia pat kalinė ir turėjo kalėti tokiomis pat sąlygomis. O galima buvo ją bausti. Ne, nubausti jos negalėjom, nes operatyvininkai mus perspėjo. Negalima liesti, negalima. Nė pirštų paliesti, negalima, nes lauktų labai griežtos bausmės. 2011 pabaigoje teismas išteisino direktoriaus pavaduotoją Gunarą Bergvaldą ir saugumo viršininką Raivą Piodrą. Tokį sprendimą teismas priėmė dėl to, kad saugumo policijos tyrimas buvo neišbaigtas. Tačiau jų gyvenimas ir karjera buvo sužlugdyti. Šiandien kalėjimo hierarchija visiškai sunaikinta. Vyrai, kurie viską matė ir viską išgyveno, dažnai susiduria su atvejais, kai kaliniai stengiasi pasirodyti geresni nei kadaise buvo. Siaubingos istorijos tęsiasi. Pakalbėsime apie vieną baisiausių kalėjimo kumščių. Matysit atviras žudikų išpažintis. Nukretėm jį 220 voltų. Jis atsipeikėjo ir toliau tvirtino, kad mušė žmoną. Pritaikėme seną triuką. Kilpą ant kaklo. Kas pastumėjo žudyti ir ką po to jautė? Nežinau, kaip apibūdinti tą jausmą. Reikia pačiam patirti. Iš tikrųjų, nužudyti žmogų nėra lengva. Tai gan sudėtinga. Aš tam ryžausi tik po ilgų apmąstymų. Žudyk arba nužudys tave. Mes buvome greitesni ir likome gyvi.